Labas rytas. Atsiverskime galbūt iš karto Dievo žodį. Aš paskaitysiu mūsų eilutes iš 119 psalmės. Paskaitysiu pirmas 8 eilutes. Žinoma, aš pasimelsiu. Taigi, 119 psalmė, tai yra Dovydo psalmė. Ilgiausias skyrius Biblijoje, jeigu taip. Šiandieną skaitom tik tai jo pradžią ir labai tikiuosi, kad jūs grįžę namuose galėsit užbaigti šiandieną tą skaitinį ir iš tikrųjų įsigilinti į tą išmintį ir į tą meilę, kurią Dovydas turi Dievo žodžiui. Taigi, pirmos 8 eilutės. Laimingi, kurių kelias be priekaišto, kurie gyvena pagal viešpaties įstatymą. Laimingi, kas laikosi jo įsakų ir ieško jo visa širdim. Nedaro nieko pikta, bet eina jo keliais. Viešpatie, tu davei savo įsakymus, kad jie būtų uoliai vykdomi. O kad būčiau tvirtas, laikydamasis tavo įstatų kelių. Niekuomet nebūsiu sugėdintas, jei įsižiūrėsiu į visus tavo įsakymus. Dora širdimi tave šlovinsiu, kai išmoksiu teisius tavo įsakus. Laikysiuosi tavo įstatų, o tu niekada nepalik manęs. Viešpatie, iš tiesų mes dėkojame, kad esi davęs mums savo žodį, kad Viešpatie šiandieną galime burtis ir rinktis dėl tavo žodžio veikimo. Viešpatie, mes prašome, kad jisai tęstų tą darbą, kurį pradėjo mūsų širdise. Viešpatie, mes prašome iš tiesų, kad tu visas kliūtis šiandieną pašalintų mums, įsidėmėti, išgirsti Viešpatie, iš širdį priimti tavo žodį, leisti tam žodžiui iš tiesų tą sėklą įmestą auginti, Viešpatie, kad mes augintume tuos vaisius, kurie neštų tau šlovę ir garbę. Viešpatie, neleisk šiandieną ne vienam žodžiui būti ištartam, kuris nebūtų pagal tavo valią, Viešpatie. Iš tiesų, tavo dvasia te kalba mano lūpomis, Viešpatie, ir te tavo dvasia kalba iš žmonių ausis ir širdis, Viešpatie. Kaip tu, Kristaus, sakei, kas gali išgirsti, te klauso. Viešpatie, šitų žodžių, lai pamaitina tavo žodžiai mūsų sielą, lai Viešpatie mūsų sielos pamaitintos tuomet garbina ir iškelia tavo vardą. Iškelia tavo vardą, iškelia tavo sūnaus vardą, iškelia jo nuostabę, galingą, gyvybę nešančią ir gyvybę palaikančią Evangeliją. Dėkojame tau ir meldžiame Kristaus vardu. Amen. Taigi 119 psalmė. Skaitysime pirmas eilutes, jau perskaitėm. Aš šiek tiek leidau savo pakoreguoti tą vertimą, ėmiau ir iš Biblijos draugijos vertimo, ir iš Burbulio vertimo, kadangi manau, kad mes turim tokią laisvę. Dievas davė žodį išversti ir neišaukštinant vieno vertimo virš kito, iš tiesų pasimti iš abiejų, kas yra geriausia, ir iš tiesų perskaityti, naudojant ir vieną ir kitą vertimą, kad būtų suprantamas mums. Dievo žodis iš tikrųjų yra skirtas kiekvienai kultūrai, kiekvienam amžiui, kiekvienam laikui, nuo Mozės laikų iki šiandienos laikų, Dovydo laikais, Jėzaus laikais. Mes turėjome netgi tais laikais įvairių vertimų ir šiandieną mes esame palaiminti, kad nesame pririšti prie graikiškųjų tekstų, kadangi abejoju, ar didžioji dalis pasiryžtų šiandien išmokti originalo kalbą. O iš tikrųjų turime kelis neblogus vertimus į lietuvių kalbą ir vieni iš jų tam tikrus žodžius pateikė mums labiau suprantamą kalbą. Taigi aš skaitau šitą psalmę taip: palaiminti, kurių kelias nepeiktinas, kurie pagal viešpaties įstatymą vaikšto, palaiminti, kurie klauso jo liudijimų ir visa širdimi jo ieško, nedaro nieko pikta, bet eina jo keliais. Viešpatie, tu davei savo įsakymus, kad jie būtų uoliai vykdomi. O kad būčiau tvirtas, laikydamasis tavo įstatų kelių. Niekuomet nebūsiu sugėdintas, jei įsižiūrėsiu į visus tavo įsakymus. Dora širdimi tave šlovinsiu, kai išmoksiu teisius tavo įsakus. Laikysiuosi tavo įstatų, o tu niekada nepalik manęs. Jeigu skaitytume tam tikrus apibūdinimus šitos psalmės, tai jinai kai kuriuose angliškose vertimuose yra jai skirtas pavadinimas. Pavadinimas skamba maždaug taip, kad apmąstymai apie Dievo žodžio nuostabumą. Tai yra Dovydo psalmė
skirta apmastyti Dievo žodžio nuostabumą. Dievo žodis arba šventasis raštas iš tiesų yra nuostabus. Įsigilinkime tą žodį nuostabus. Jisai kelia nuostabą, jisai yra neįprastas, jisai nėra toks kaip visa kita. Apsižvalgykite aplink save ir pamatysite visą, kas jums jau yra įprasta. Tai Dievo žodis yra priešingai negu tam, kas yra įprasta. Jisai yra nuostabus, jisai yra nepakartojamas, jisai yra vienintelis toks. Vienintelis toks koks. Vienintelis Dievo įkvėptas. O jeigu dar tiksliau tą Timotiejaus 2 laiško 3-16 eilutę skaityti, tai jisai yra iškvėptas. Jisai yra, mes įsivaizduojam, kad įkvėpimas yra kažkokia būsena arba savijauta, bet iškvėpimas kalba labiau apie jo atsiradimo būdą. Jisai yra iškvėptas, jisai yra Dievo mums duotas. Ir jisai Dievo ne tik duotas, kaip viskas, ką jisai sukūrė, bet jisai įdėjęs į jį yra savo alsavimą, savo kvėpavimą, savo gyvybę. Dievo žodis yra gyvas. Šita knyga, tai yra knyga, bet tai, kas joje yra įdėta, tai, kas ten yra užrašyta, yra skirta mums ir mūsų širdims. Ir ne tik mūsų širdims, bet ir mūsų gyvenimams. Dievo žodis yra skirtas tiems gyvenimams suteikti ir tiems gyvenimams palaikyti. Ar atsiminkit, kaip Nikodemas klausė Jėzaus, tai kaipgi žmogus gali gimti iš naujo? O Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, kitaip neregėsi amžino gyvenimo, neregėsi dangaus karalystės, jeigu tu neatgimsi iš naujo. Kokiu būdu žmogus gali atgimti iš naujo? Ir tuoj pat Jėzus atsako, Nikodemai, mes nežinom, iš kur pučia dvasia. Vėjas, alsavimas, tas iškvėpimas, mes nežinome, iš kurios pusės ir į kurią pusę jisai nukeliauja. Bet mes žinome, kad jisai yra būtinas. Mes žinome, kad jisai yra būtinas tam, kad žmogus būtų gyvas. Taip yra su Dievo žodžiu. Kai mes apmastome jį, jisai skatina mus žavėtis juo. Žavėtis visą savo esybę, gale, grožiu. Bet kurį puslapį atsiverskite ir suraskite tai. Bet kurį, ne tik Naują Testamentą. Ir aš drąsiai sakau, man nepatinka, kad Naujas Testamentas yra išaukštinamas virš Senojo. Kartais spausdinamas atskirai ir pateikiamas kaip esminis. Visas raštas yra Dievo įkvėptas. Žinot, kas taip sako? Naujasis Testamentas. Naujasis Testamentas sako, kad visas raštas yra Dievo iškvėptas. Ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui. Kad Dievo žmogus taptų tobulas ir pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Tai yra nuostabu. Raštas yra be klaidos. Raštas yra nepriekaištingas. Be jokio nuodėmingumo šešėlio. Mes kartais išsigąstame, pamatę Dievo rūstybę Senajame Testamente ir sakome, tai ne mūsų Dievas. Bet jeigu jūs taip sakote, tai tuomet tai tikrai ne jūsų Dievas. Reiškia, jūs nepažįstate rašto Dievo, jeigu sakote, kad Seno Testamento Dievas nėra mano Dievas. Dievas buvo teisingas ir teisus, teisdamas tautas. Ir jo teismas tautoms nėra pasibaigęs. Mes vis dar galime tai matyti aplink mus. Ir tai nėra neteisinga. Tai nėra nesažininga. Jeigu Dievas būtų su mumis sažiningas, tai mūsų visų čia neturėtų būti. Bet Dievas yra ne tik sažiningas, jis yra ir teisingas. Ir priedas yra maloningas. Ir davęs mums savo žodį. Tai yra įspūdinga ir tai yra verta didžiausio žavesio. Tai yra verta didžiausio žavesio, kadangi mes matome kūrinyje ir tai jau yra verta žavesio. Mes sakome, kaip nuostabiai Dievas sutvėrė mus, pasaulį. Bet dar labiau mes turėtume žavėtis jo žodžiu, kuris yra iškvėptas Dievo,
kuris Dievas nebuvo įpareigotas mums jo duoti. Bet jisai mums jį davė tam, kad mes pažintume jį dar geriau, dar artimiau. Toliau šitą 19 psalmę sako tokius žodžius. Jei tavo įstatymų nesigerėčiau, seniai būčiau žuvęs. Mačiau, kad tobuliausi dalykai yra riboti. Dovydas sako, tobuliausi dalykai yra riboti. Ir tik tavo įsakymas yra beribis. Kaip aš myliu tavo įstatymą. Mąstau apie jį ištisą dieną. Šitie pamąstymai mus neišvengiamai veda prie principo, kad raštas yra ypatingas, raštas yra unikalus ir reformatoriai 16-17 amžiai tą dalyką įvardino labai tokiu aiškiu lotinišku principu, vadinasi jisai sola scriptura. Sola scriptura reiškia, sola tai yra išskirtinis, unikalus arba vien tik ir raštas yra patalpintas į tą kategoriją. Ką tai reiškia? Ką reiškia, kad vien tik tai raštas? Ar tik tai raštą reikėtų mums skaityti? Galbūt išmesti visas kitas literatūras? Ne, tai nėra apie tai. Ar raštas yra vienintelis dalykas, kuris yra vertas kažkokios tai pagarbos ir garbės? Tai irgi nėra sola scriptura principas. Ar jisai reiškia, kad tik tai raštą mes galime pritaikyti savo gyvenime? Irgi ne. Sola scriptura nereiškia, kad mūsų gyvenime, krikščionių gyvenime nėra jokio kito autoriteto. Mes turime pripažinti, kad bažnyčia turi autoritetą. Mes turime pripažinti, kad tradicija turi autoritetą. Mes turim pripažinti, kad ir kita literatūra turi autoritetą. Ir ne tik biblinė literatūra arba evangelinė literatūra, grožinė literatūra, poezija. Viskas turi savo vietą. Bet ką sako tas principas? Vien tik tai raštas. Kad raštas yra vienintelis toks. Vienintelis toks koks. Vienintelis tokio autoriteto. Visa kita turi autoritetą, bet yra vienintelis aukščiausias autoritetas. Sola scriptura kalba apie laipsniškumą. Jisai sako, kad niekas nestovi šalia šventojo rašto. Niekas nestovi lygiai grečiai šventojo rašto, niekas kitas nėra sola. Nebent mes vadovaujamės visais 5 sola principais ir sakome, vien tik tai raštas, vien tik tai Jėzui garbė, vien tik tai Dievui šlovė, vien tik tai, čia dabar negaliu atsiminti. Jeigu dabar įsitempčiau, prisiminčiau, bet bijau, kad laikas neleidžia. Tai va, tą mes norim pasakyti, kad šventasis raštas yra vienintelis savo kategorijoje. Nėra nieko, kas galėtų prilygti jam ar varžytis jam. Nėra jokios ekspertų nuomonės, kuri galėtų sumenkinti jį. Ir jeigu jūs atsiverstumėte šiuolaikinę liberalę, netgi teologinę literatūrą, jūs pastebėtumėt, kad jinai varžosi ir sumenkina tą sola scriptura principą. Staiga mes turime naują požiūrį į Pauliaus laiškus, į Pauliaus gyvenimą, į jo autoritetą, galbūt Paulius ne visai įkvėptas. Bet raštas aiškiai tvirtina, kad jis yra vienintelis toks. Netgi jokia bažnytinė patirtis nestovi šalia jo. Jokia denominacija nėra sola denominacija. Nėra sola baptistum. Nėra jokių kitų autoritetų tokių, kaip yra raštas. Nė vienas pastorius negali lygintis su sola scriptura. Viskas turi palysti po sola scriptura principu. Tiek bažnyčia, tiek mokymas, tiek pastorius, tiek gyvenimas. Visos doktrinos. Viskas yra po šventuoju raštu ir ant šventojo rašto. Raštas yra unikalus. Raštas unikalus ta prasme, kad jisai teikia gyvybę. Iš mirties teikia gyvybę. Ir paskui tą gyvybę palaiko. Taigi, 3 dalykus šiandien noriu paminėti. Kad raštas
teikia išgelbėjimą. Raštas palaiko tikinčiuosius. Ir raštas visą laiką mus kreipia į Dievą ir jo malonę. Jis iš tiesų teikia išgelbėjimą. Iš tiesų yra pasakyta, kad nėra kitame išgelbėjimo. Jis yra vienintelė, pakankama ir užtikrinta ir neklystanti visų išganimo žinių ir tikėjimo taisyklė. Jisai palaiko tikinčiuosius. Jis yra paklusnumo taisyklė. Yra gyvenimo suteikimo taisyklė ir paklusnumo jau gyvenant taisyklė. Taip sako 2 Timotiejų 3:16. Jis yra naudingas mokyti, barti, taisyti ir auklėti teisumui. Ir yra tinkamas paruošti žmogų kiekvienam geram darbui. Įsivaizduokit, kiek yra gerų darbų, o dabar įsivaizduokit, kad yra kiekvienas geras darbas, kurį raštas mus paruošia atlikti. Viskas, ką jūs galite sugalvoti ir virš to. Nėra tokio gero darbo, kuriam šventasis raštas nesugebėtų paruošti žmonės atlikti. Jisai yra tinkamas žmogų paruošti tobulumui. Kokiu būdu tobulumui? Visų pirma, prikeldamas jį iš mirties į gyvenimą. Prisiminkime, kad raštas yra Dievo dovana. Dievo dovana, gyvybė ir žinias apie gyvybę teikiantis Dievo žodis. Jisai iš esmės mums atskleidžia Dievą ir jo charakterį. Jisai mums atskleidžia Dievo meilę. Dievo meilę nusidėjėliams, nes parašyta, kad Dievas pamilo mus dar tuomet, kai tebebuvome nusidėjėliai. Ir visa tai ateina mums per Dievo žodį. Taigi palaiminti, kurių kelias yra nepeiktinas, kurie pagal viešpaties įstatymą vaikšto. Palaiminti, kurie klauso jo liudijimų ir visa širdim jo ieško, nedaro nieko pikta, bet eina jo keliais. Kas yra tie, kurių kelias nepeiktinas? Kas yra tie, kurie vaikšto pagal Dievo įstatymą? Ką reiškia vaikšto? Reiškia kiekvieną dieną, kiekvieną žingsnį deda Dievo įsakymų, Dievo žodžio šviesoje, akivaizdoje. Kas yra tas, kuris nuolatos taip elgiasi? Kas yra tas, kai pats raštas sako, kad nėra nė vieno, kuris ieškotų? Taip sako laiškas romiečiams. Visi esame nusidėję, nėra nė vieno gero, nėra nė vieno, kas gerą darytų, nėra kas Dievo ieškotų. Bet štai mes skaitome 19 psalmę, sako 3 eilutėje, laimingi arba palaiminti tie, kurie ieško jo visa širdim. Reiškia, ar raštas savo prieštarauja, sakydamas, kad nėra nei vieno, kuris ieškotų ir staiga laimingi arba palaiminti yra tie, kurie ieško. Ne, būtent tai eilutė ir atsako į klausimą, kas yra tie, kurie jo ieško, palaiminti. Romiečiams sako bendrai apie žmoniją. Romiečiams sako apie žmogaus prigimtį, kad nėra nei vieno, kuris ieškotų. Nebent ta prigimtis būtų kažkokiu tai būdu perkeista. Ir štai vienu žodeliu Dovydas mums atsako, išsprendžia šitą amžius trunkančią diskusiją. Kas yra tie, kurie vaikšto Dievo keliais? Kas yra tie, kurie yra teisūs? Kas yra tie, kurie jo ieško? Tie, kurie yra palaiminti. Kas padaro mus palaimintais? Kas gali visą širdim jo ieškoti? Tik tai tie, kieno širdis buvo perkeistas. Neįmanoma pritraukti, pritempti savo širdies prie Dievo. Ta širdis turi būti palaiminta. Nėra sąrašo darbų, nėra sąrašo programos, kurio turi žmogus padaryti tam, kad būtų palaimintas. Tame ir yra esmė palaiminimo. Kitas vertimas sako laimė arba laimingumas. Tai yra džiaugsmas. Nes raštas sako, žmonės yra, jiems skirta gyventi, kam pasiseks 70 dienų ir tie vargose ir skausmuose. Nebent žmogus bus palaimintas. Nebent
atsiras tas, kurio kelias bus be priekaišta, kurie gyvena pagal viešpaties įstatymą, kurie laikosi jo įsakymų. Matot, tam, kad žmogus galėtų laikytis įsakymų, turi būti įsakymai, kuriuos galim būtų įsikibti. Žmogus, kuris nedaro nieko piktą. Ir tai vėl yra mums kelianti įtampą eilutę. Nedaro nieko pikto. Nieko pikto, tada tai ne apie mane. Ir tai nėra apie mane. Tai iš tiesų nėra apie mane. Nebent mano širdis yra perkeista. Nebent mes paskui atsiversime Naująjį Testamentą ir matysime, koks yra šventas žmogus. Šventas ne tas, kuris sulaukė gyvenimo pabaigos, tuomet buvo jo palaikai iškasti ir patikrinti, kad jie genda lėtesnių tempų. Ne, palaimintas yra tas, kuris pasitikė viešpačiu. Nėra kito būdo. Dievas nenumatė kito būdo palaiminti žmonių, kaip tik tai per savo žodį. Jeigu Dievas tą žodį iškvėpė, tai tas alsavimas, tas atodusis keliauja ir teikia gyvybę. Prisiminkite Ezekielio pranašystę. Prisiminkite kaulų slėnį. Sako, Ezekielį, pranašauk. Kam pranašauti? Kaulams. Kaulams, kurie seniai yra sudžiuvę. Ir kas atsitinka su tais kaulais? Ir dėl ko tai, kas atsitinka su kaulais, atsitinka su tais kaulais? Dievas galėtų akimirksniu, kadangi yra visagalis, tos kaulus prikelti, bet ką jis naudoja? Jis naudoja Ezekielį ir jo skelbimą. Ir paskui Paulius laiške romiečiams pasigauna tą mintį 10 skyriui. Kaip jie išgirs? Kaip jie atsivers? Jeigu nebus to, kuris skelbtų. O iš kur skelbimas? Iš Dievo žodžio. Dėl to Dovydas sako, o kad aš būčiau tvirtas. Jisai sako, o kad aš būčiau tvirtas, nesakydamas, koksai aš tvirtas. Jisai sako, o kad aš būčiau tvirtas. Jisai savo šitam kreipinį nurodo į visišką priklausomybę, į visišką silpnumą. Į tai, kad jisai turi pasikliauti Dievu. Jisai į jį kreipiasi sielvarte ir aimano. Jis sako, o viešpatie, kad aš būčiau tvirtas, laikydamasis tavo įsakymų. Ir kas tuomet bus? Tuomet niekuomet nebūsiu sugėdintas. Iš tiesų palaiminti yra tie, kurie laikosi Dievo žodžiai ir Jėzus tą dalyką mums mokina, mato 5 skyriuje. Kas yra palaiminti? Kas yra palaiminti? Vargšai dvasia. Ir man labai patinka šitas vertimas. Jisai nurodo į žmogaus būseną. Jisai sako, jie gali būti nevargšai finansiškai. Jie gali būti nevargšai socialiai. Jie yra vargšai dvasia. Jų dvasia yra kaip tie kaulai, kuriems reikalingas Dievo veikimas. Palaiminti, kurie liūdi. Palaiminti romieji. Palaiminti, kurie alksta ir kažkodėl tai trokšta teisumo. Palaiminti gailestingiai ir palaiminti tyriaširdžiai. Palaiminti taikdariai ir palaiminti, kurie yra persekiojami dėl teisumo. Palaiminti yra teisieji, tie, kurie gavo teisumą. Ir kas jiems iš to palaiminimo? Skaitau 2 dalį to kiekvieno palaiminimo. Jų yra dangaus karalystė. Jie bus paguosti. Jie paveldės žemę. Jie bus pasotinti. Jie regės Dievą. Jie bus vadinami Dievo vaikais. Nes jų yra dangaus karalystė. Matot, pati pirmoji sako, jų bus dangaus karalystė, paskui sako, jų yra dangaus karalystė. Jau, bet dar ne. Tai nurodo į perkeistą žmogaus
širdį, į perkeistą žmogaus prigimtį. Iš tiesų mes turime pripažinti, kad tai Dievo žodis, kuris gelbsti ir kuris palaimina. Ir neieškojimas mums suteikia tą palaiminimą, bet Dievas mums suduoda palaiminimą, kad mes jo ieškotume. Ir tas antroji dalis kalba apie tą ieškojimą, nes staiga atgimdyti žmonės pradeda gyventi kitaip. Dovydas naudoja žodį kaip vaikščiojimas, bet vaikščiojimas tai reiškia gyvenimą. Jie ima gyventi kitaip. Ir tai yra požymis, kad Dievas iš tikrųjų mus palaimino visais palaiminimais danguje ir žemėje. Kaip rašo Paulius laiške Efeziečiams. Mes iš mirties buvome prikelti į gyvenimą. Tam, kad gyventume. Ir netgi tame gyvenime mūsų visa jėga yra nukreipta į viešpaties įstatymo vykdymą. Ir mes vykdome Dievo įstatymą su Dievo jėga, iš Dievo jėgos. Įsivaizduokit, ką daro Dievo žodis su žmogumi. Jisai padaro stebuklą. Jisai prikelia jį gyvenimui, bet stebuklas tame nesibaigia. Nes jeigu mes tik tai būtume perkeisti vieną kartą atsivertimui ir tikėjimui, tai savo jėgomis mes grįžtume atgal į tą pačią būseną, kur buvome prieš tai. Dėl to, kad Dievo jėga reikalinga palaikyti mūsų gyvybę. Ir jisai mums duoda savo dvasią tam, kad jinai gyventų mumise, o mes nuolatos augtume ir pasitikėtume juo. Dėl to sako, o kad aš būčiau tvirtas, sutvirtink mane, kitais žodžiais sakant, sako Dovydas. Sutvirtink, kad aš uoliai vykdyčiau tavo įsakymus, kad niekuomet nebūčiau sugėdintas, nes tu man neleisi būti sugėdintam. Ne dėl to, kad man taip nuostabiai ir kruopščiai pavyks laikytis visų tavo nuostatų, ne dėl to, kad tu neleisi. Tu išlaikysi ir aš pasitikiu tavimi. Nes aš nebūsiu sugėdintas, 6 eilutė sako, jeigu įsižiūrėsiu į visus tavo įsakymus. Yra sąlyga nebuvimui sugėdintam. Žmogus privalo įsižiūrėti į visus Dievo įsakymus. Nes ten, kur nėra įsižiūrėjimo ir ten, kur nėra įsižiūrėjimo į visus Dievo įsakymus, ten atsidaro galimybė sugėdinimui. Žinot, ačiū Dievui ir šlovė Dievui, kad tose sugėdinimuose mes galime vėl gręžtis į jį. Problema yra tame, kad jeigu mes pasiliekam sugėdinimuose, reiškia, jisai mus palieka. Jisai mus paliko sugėdinimuose ir mes gyvename vis dar gėdoje. Reiškia, tie palaiminimai nėra ir niekada nebuvo mūsų. Jeigu mes tik tai laikinai priemam Dievo žodį arba paviršutiniškai priemam Dievo žodį, reiškia, mes nebuvome perkeisti. Bet tuomet tikriausiai tas žmogus niekuomet ir nešauks, o viešpatie, kad nebūčiau aš sugėdintas, kad aš būčiau tvirtas, laikydamasis visų tavo žodžių. Taigi, iš tiesų Dievo žodis palaiko gyvybę. Palaiko tą gyvybę, būdamas aktyvus mumise. Pažiūrėkite, kokius veiksmažodžius naudoja šiose eilutėse Dovydas. Sako, tie, kurie vaikšto, tie, kurie klauso, tie, kurie ieško, tie, kurie vykdo ir tie, kurie laikosi. Tai yra aktyvus procesas. Tai nėra, aš išgirdau Evangeliją ir dabar aš pasiruošęs sėdėti Dievo šlovėje visą likusį gyvenimą. Ne. Jeigu taip, tai Dievas iš karto mus būtų perkelęs į amžiną jo karalystę. Bet jisai mus palieka čia gyventi tam, kad mes gyventume būtent tokiu būdu aktyvų gyvenimą, krikščionišką gyvenimą, tikėjimo gyvenimą. Kai mes laikomės, ieškome, vykdome, klausome. Ir vėlgi raštas yra tas, kuris įgalina ir kartu įpareigoja mus tokiam naujam gyvenimui. Tie įsakymai, čia sakoma, yra duoti tam, kad jie būtų vykdomi. Prisiminkite parabolės iš Evangelijų.
apie uolius tarnus, apie tiem, kam buvo patikėta daug talentų. Bet tie, kurie viską, ką gavo, iš karto paslėpė. Ne, Dievas reikalauja iš mūsų dirbti, vargti, stengtis, kartais kankintis. Negi mes įsivaizduojame, kad palaiminimai yra vien tik tai apie gerus dalykus mūsų gyvenime. Negi mes nežinome, kad iš tikrųjų Dievas tuos, kurios myli, tuos griežtai auklėja. Ir ta auklyba nėra maloni. Ir ta auklyba ne visuomet yra vien tik tai išorinės aplinkybės. Mūsų nuodėmingas gyvenimas mums apie tai byloja. Tai, kas yra akimis nematoma. Tai yra mūsų didieji išmėginimai. Dievas reikalauja šventumo. Nes jisai yra šventas. Jisai reikalauja šventumo ir jisai duoda mums kelią. Tas vaikščiojimas, apie kurį kalba Dovydas, primena mums apie kasdienybę. Mes kasdieną atsibundame ir einame. Mes kasdieną atsibundame ir dirbame. Ir kiekvienas mūsų žingsnis yra proga mums vykdyti Dievo valią. Ir tai nėra legalizmas. Aš nesakau, kad vykdydami Dievo valią mes užsitarnaujame savo teisumą. Tai būtų legalizmas. Aš sakau, mes vykdame Dievo valią, nes jisai mus prikėlė ir nurodė mums gyventi pagal jo įstatymus. Ar matote skirtumą tarp rodyklių? Atgimdymas veda į gyvenimą, ne gyvenimas veda į atgimdymą. Kokiu būdu jis tai daro? Jėzus sakė vienam kilniam rašto žinovo jaunuoliui, kuris sakė savo žodžiu, taip sako, aš ir taip vykdau visą įstatymą. Ir jam Jėzus sako, tai yra nuostabu, tai yra puiku. Tau trūksta vieno dalyko. Tu turi parduoti viską, ką turi. Išdalinti vargšams ir sekti paskui mane. Jis galėtų pasakyti, tik tai sek paskui mane. Bet žinodamas žmogaus širdį, jis sako, tau reikia atsisakyti savo viešpaties, savo stabo, to dalyko, kuris tave laiko prirakinęs. Ir tik tuomet sekti paskui mane, kad aš tave surakinčiau. Kai mes sakom, kai mes vadinam Jėzų viešpačiu, mes tą dalyką pripažįstame, tu esi mums viešpataujantis. Tavo žodis mums yra įsakymas. Kas yra tavo viešpats? Ir ar mes iš tikrųjų pasiruošę priklausyti šeimininkui? Nes Dievo žodis iš tiesų mus įpareigoja. Jisai surakina mūsų širdis. Jisai suriša mūsų sąžinės. Staiga kažkodėl man pasidaro gėda dėl dalykų, kuriuose aš mėgaujuosi prieš tai. Kalba, kurią aš kalbėjau iki tol, man bado ausis. Žvilgsniai, kur aš juos laikydavau iki tol, degina mano širdį. Kas vyksta? Reiškia, Dievo dvasia manyje kažką man sako. Ar aš galiu, lengvai nusimesdamas, prisidengdamas eilute, kad dabar Dievas mane išlaisvino, bet ar Dievas mane išlaisvino gyventi pagal mano nuodėmingą prigimtį? Ar mes šitaip naudojam malonę supratimą? Ar taip Vilniaus Malonės Baptistų bažnyčia supranta malonės žodį? Kad malonė yra laisvė daryti, ką tu nori? Ar tai yra malonė, kuri išlaisvina iš nuodėmės vergystės, bet pririša mus kitam šeimininkui? Bet viskas gerai, nes Jėzus yra labai pasakęs gerą dalyką. Sako,
imkite mano jungą. Tai yra junga, tai yra našta, bet jinai yra lengva. Jungas yra švelnus. Perkeistam žmogui tie dalykai keičia viską. Neperkeistam. Tai atrodo kaip krikščioniška prievalė, priespauda. Dėl to pasaulis gręžiasi nuo krikščionybės, nes krikščionybė turi aiškius apibrėžimus. Kas yra šeima? Aiškus apibrėžimas. Kas yra vyras, kas yra moteris, viskas yra nustatyta. Ir šitoj vietoj nėra laisvės mums dabar apsispręsti pagal save pačius. Ne, mes esame surišti ir įpareigoti viešpaties žodžiu. Labai gražiai Jėzus pasakęs yra moteriai, samarietei, sako, kad kai ateis laikas, mes garbinsime ne ant to kalno, ne ant šito kalno, bet mes garbinsime tiesa ir dvasiai. Ne tiesoj ir ne dvasiai, o tiesoj ir dvasiai. Reiškia, tiesa nuo dvasios negali būti atskirti. Ir labai yra šliktus dalykas, kai Dievo vardu bandoma atskirti tuos dalykus. Čia tiesa, o čia per daug dvasios. Taip negalima. Ir dėl to mes privalome visus įstatus pažinti. Ir Dievas mus įpareigoja gyventi naują, perkeistą, šventą gyvenimą. Mes turime viešpatį, kuriam tarnaujame. Ir jisai mums nurodo, kaip mes jam turime tarnauti. Ir kur mums eiti, kad išsiaiškinti, kaipgi mes iš tikrųjų turime jam tarnauti, jeigu ne į tą žodį. Ir ką žodis daro pirmojų dalykų? Pirmenybė yra teikia ir kreipia mūsų žvilgsnius į Dievą. Pažiūrėkite 7 eilutę, ką sako. Dora širdim tave šlovinsiu, kai išmoksiu teisius tavo įsakus. Reiškia, išmoksiu tavo įsakus, vykdysiu tavo valią ir tokiu būdu aš atnešiu tau šlovę. Visas krikščioniškas gyvenimas, krikščioniškas vaikščiojimas, visas perkeitimas, atvertimas žmogaus iš mirties į gyvenimą, tas stebuklas, kuris vyksta negyvose kauluose, vyksta dėl vienintelės priežasties, vieninteliam tikslui. Kad mes savo gyvenimu galėtume išaukštinti ir pašlovinti Dievą. Raštas nėra skirtas mums pagaliau jaustis laimingai savo gyvenime. Savo kažkokį tai žemišką potencialą išpildyti. Ne, mūsų potencialas visada buvo dangiškas. Mūsų potencialas visada buvo dieviškas nuo tos akimirkos, kai Dievas sukūrė ir tą pačią iškvėpimą davė žemės dulkėms, kai Adomas atsirado. Ir Adomas buvo padarytas kitaip negu visa kita. Dėl to 6 dieną Dievas sako, tai yra labai gerai. Prieš tai sakė, viskas yra gerai, o dabar viskas yra labai gerai, nes žemė turi atstovą. Atstovą, kuris yra pagal Dievo atvaizdą, kuris atvaizduoja Dievui ir atvaizduoja Dievą. Ir jo pašaukimas nuo pat pradžių buvo garbinti Dievą, būti su juo, vaikščioti su juo sodo dvelksmoje, vakaro. Bet įvyko problema. Žmogus nupuolė. Bet jo paskirtis nepasikeitė. Jam dabar tik tai reikia daug arba tiesiog kitų būdų pasiekti arba grįžti į tą būseną, kurią jis buvo sutvertas pradžioje, tam, kad šlovintų Dievą. Ir dėl to 7 eilutė sako, dora širdim, perkeista širdim. Mylint tavo įsakymus, aš šlovinsiu tave.
Aš šlovinsiu tave. Ir 8 eilutė laikysiuos tavo įstatymą arba įstatų. O tu niekada nepalik manęs. Į ką apeliuoja Dovydas? Aš šlovinsiu tave, bet tu nepalik manęs. Kuo pasitiki Dovydas, sakydamas, kad aš visą gyvenimą šlovinsiu tave? Kartą išgelbėtas, gyvas Dievo įstatymai. Dovydas vis dar pasikliauja paties Dievo veikimu jame. Sakydamas, aš tave šlovinsiu, bet tu viešpatie niekada manęs nepalik. Ir kitoje vietoje Dovydas taip meldžiasi. Neatimk savo dvasios. Neatimk savo dvasios. Ir Dievas neatima. Ir ypatingai, kai duoda Naujam testamente pažadą, niekuomet nepatraukt savo dvasios. Tai yra iš tiesų perkeisto žmogaus, Dievo žodžio paveikto žmogaus, Dievo žodžiu veikiamo ir veikiančio jame žmogaus gyvenimo tikslas. Tai yra pašlovinti Dievą. Pašlovinti Dievą ir kliautis juo iki pat pabaigos. Iš tiesų raštas yra Dievo priemonė išgelbėti ir išlaikyti krikščionį tikėjime. Ir visame tame aš noriu, kad mes pamatytume ir įsižvelgtume ir atpažintume Kristaus asmenį. Nes ką sakė Kristus, atsimenat, kelyje į Emausą, jisai sutiko 2 savo mokinius, kurie buvo nusivylę įvykiais, kalbant apie Velykas. Jisai prisikėlė, jie tą girdėjo, bet jie kitokio prisikėlimo tikėjosi. Ir šiandieną galbūt daugelis mūsų tikisi kažkokio kitokio prisikėlimo. Galbūt per anksti tikisi kitokio pasikeitimo. Nes viešpats iš tikrųjų yra viešpats. Jam yra duota visa valdžia. Bet štai ką jisai daro pakeliui į Emausą. Jisai jiems nuo Mozės, nuo pranašų pasakoja apie viską, ką rašė jie apie jį. Ar mes galime šiandieną atsivertę 119 psalmę įžvelgti čia Kristų? Žinodami tai, ką mes žinome iš Naujojo testamento, Kristaus mokymu remiantis, pasižiūrėti, ką Mozė, Dovydas, pranašai kalbėjo apie jį. Kai aš sakau, kad vien tik raštas gali gelbėti. Kai Dovydas sako, kas vaikšto jo takais, kas yra tie takai, ką sakė Kristus, aš esu kelias. Aš esu kelias. Dovydas sako, palaiminti, kas vaikšto jo keliais. Bet aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir yra tik tai vienas ir tas kelias yra siauras, kuris veda į gyvenimą. Būtent juo Dovydas ir vaikšto. Visas raštas mus kreipia į Kristų, į jo atperkamąją auką. Kelias, kuris veda į palaiminimą, veda per Kristaus kraują ir jo auką. Aš esu kelias, bet mes turime žinoti, koks tai kelias. Tai yra kankinystės kelias, tai yra pasiaukojimo kelias, tai yra atpirkimo kelias, tai yra kainos sumokėtas kelias. Net Lietuvoje už kelius reikia mokėti. Nėra nemokamų kelių, bet Kristus atpirko, apmokėjo visus einančius tuo keliu. Taip pat atkreipkime dėmesį, kad raštas moko, kad Dievo žodis yra Dievo žodis. Tai nėra tiesiog žodis. Raštas yra Dievo žodis. Ne tik įkvėptas ir iškvėptas, bet jo esybė, jo asmenybė, jo charakterį atspindintis žodis. Būtent toks žodis suteikia mums gyvybę. Prisiminkite Jono Evangelijos pradžią. Pradžioje buvo žodis.
Pradžioje buvo žodis, bet jisai buvo kitos formos. Ir staiga tas žodis tapo kūnu. Ir tas žodis gyveno tarp mūsų. Ir mes regėjome jo šlovę. Šlovę Dievo vienatinio, pilnatvės pilno sūnaus. Raštas yra apie Kristų. Ant tiek apie Kristų, kad jisai yra tapatinamas su Kristaus asmeniu. Kai mes skaitome Jėzaus žodžių. Dovydas kalba, bet per Dovydą kalba viešpats Jėzus. Raštas yra vienintelis skirtas ir vienintelis pajėgus perkeisti mūsų gyvenimą. Raštas yra vienintelis galintis mums gražinti gyvybę kiekvienam vaikščiančiam mūsų atveju numirėliui. Ir tik tai raštas gali mus pamokyti Dievo keliu. Ir tik tai raštas veda mus į paklusnumą, patinkantį Dievui. Ne paklusnumą, užsitarnaujantį Dievo patikimą, bet vaikščiojimą, paklusnumą, kuris patinka Dievui. Dievo mums duota paklusnumo kelią. Kalbant apie paklusnumą, Kristus buvo tas, kuris tobulai įvykdė Dievo įsakymą. Visą įstatymą išpildė vienas asmuo. Vietoj mūsų vardu įvykdė teisumą, kad mes neteisėjai galėtume būti teisūs, atstovaujami jo, pridengti jo teisumu. Ir mums Paulius sako, apsirenkite Kristaus teisumu. Paskui jisai sako, ar tik ne Styvas pamokslavo taip praeitą kartą? Mėgdžiokite mane, sako Paulius, kaip aš mėgdžioju Jėzų. Turim taip pat prisiminti, kad vien tik tai raštas yra pakankamas, kad mes pagarbintume Dievą, kad atneštume jam šlovę ir gyrių. Ir mums nereikia įmantrių, žemiškų, žmogiškų priemonių. Nereikia muzikinių natų, nereikia pritemdintų šviesų, nereikia šitų spotlights, nereikia mums kurti emocijos, giedant jam. Mes turime atnešti jam savo atsivertusias širdis ir giedoti dėl to, kad jisai mums nurodė jį garbinti. Ir tos giesmės, jos turi būti raštų pagrįstos ir labai gražių keletą giesmių jūs turite, kurios iš tikrųjų atspindi tą garbinimo principą, kurį Dievas reikalauja iš žmonių savo žodyje. Prisiminkite, ką sakė Kristus. Sakė, Tėve, pašlovink sūnų, kad sūnus pašlovintų tave. Viskas, kas daroma, yra Dievo šloviai. Prisiminkite, kad raštas yra vienintelis toksai unikalus dėl savo ryšio su Jėzumi Kristumi. Ar kas gali stovėti šalia jo? Atsakykite, ar yra kas nors tiek pat autoritetingas kaip Dievo žodis, ar kas gali jam prisigretinti? Ne per sprindį priartėti negali. Jis yra vienintelis toks, nuostabus ir unikalus. Nėra kito tokio. Dėl to mes turime pabrėžti sola scriptura principą. Ne dėl to, kad reformatoriai jį pabrėžė. Ne dėl to, kad dabar knygos kažkokios apie tai yra rašomas. Ne dėl to, kad raštas to reikalauja. Mes einame į Dovydo psalmę ir einame į Senąjį testamentą tam, kad surastume ten sola scriptura principą. Anksčiau krikščionys buvo žinomi kaip knygos žmonės. Ne dėl to, kad jie knygas nešiodavo užantyje. Ir pasaulis matė, kad jie yra knygos žmonės. Kažkas yra sakęs, kad jeigu būtumėt pradūrę Džono Bunjano odą, vietoj kraujo iš jo tekėtų raštų eilutės.
Ir štai ką reiškia būti knygos žmogumi. Kaip tai atrodo? Tai atrodo perkeistų požiūrių į Dievo raštą. Tai atrodo išaukštinant Dievo raštą savo gyvenime. Tai yra iš tikrųjų remiantis juo. Ne užantį užsikišti, bet leisti žodžiu būti nešamam. Ir ne tik kaip ramentais. Pagalvoju apie ramentus, bet ramentai yra blogas. Ramentai yra geri tol, kol tau šiek tiek yra negerai ir tu jais pasinaudoji, paskui išmeti. Ne, mes turime leisti šitam dalykui vesti mus. Mes turime prisiminti, kad reformacija dar nesibaigė. Ką reiškia reformacija? Reformacija reiškia grįžimo prie tiesų. Ar mes jau galime užtikrinti sakyti, mes turime visas tiesas, mums nebereikia niekur grįžti, mes nebeturime ką tobulinti? Nieko panašaus, mėlieji. Mūsų širdise turi vykti reformacija ir tęstis tol, kol mes pasieksime tobulumą. Deja, ne čia, ne šito žemėje. Ir tai reiškia, kad mes privalome reformuoti viską, kas vyksta aplink mus. Ir mes negalim būti pasyvūs reformacijoje, mes esame skatinami Dievo žodžio būti aktyvūs reformacijoje. Kad ir ką jums tai asmeniškai bereikštų. Ar kova su nuodėme, ar kažkokie užsisenėję dalykai, ar silpnybės, ar aptingimas, ar šeimos kažkokie problemos. Kalbėti apie vaikų auklėjimą, ten irgi reikalinga reformacija. Jūsų požiūrė į darbų reikalinga reformacija. Jūsų požiūrė į bažnyčią reikalinga reformacija. Jeigu mes iš tikrųjų išaukštiname Dievo žodį, jeigu mes išaukštiname Dievo susirinkimą, tai mes turėtume būti čia laiku. Jeigu tai yra svarbiausias savaitės įvykis, susirinkti kartu su šventaisiais, tai kodėl jūs vėluojate į pamaldas? Aš išsigandau, žinokit. Aš galvojau, 10 minučių prieš 11, čia buvo pustuštė salė. Ar mes leisime Dievo žodžiui reformuoti mūsų gyvenimus? Ar mes leisime kaip plepiui? Jeigu atsiminsit, Piligrimo kelionėje yra toks veikėjas, plepys. Jam patiko kalbėti apie Dievo dalykus. Jam patiko kalbėti apie malonės dalykus. Bet kai tik tai ištikimasis, faithful, kai jisai palėtė jo tikrą gyvenimą, tikrą širdį, jam pasidarė nebepatogu. Ir štai, ką daro Dievo žodis, jisai sukelia nepatogumus mūsų širdyje tam, kad mes pasikeistume. Tai nėra pastoriaus pareiga ateiti čia laiku. Mes turime vertinti ne iš pareigos. Ne dėl to, kad kažkam tai patiktų. Ne. Mes turime statyti savo gyvenimą aplink Dievo žodį. Dievo žodis nori mus palaiminti. Palaiminti šitą bendrystę. Jinai mus skatina pažinti Dievo žodį. Mes negalime judėti niekur, tol, kol mes neturime pažinimo Dievo žodžio. Mes negalime būti tenai, kur mes esame svečiai, nepažįstami, nauja teritorija. Ne, mes turime žinoti, kas čia parašyta. Nuo viršelio iki viršelio. Nuo pradžios iki pabaigos. Nuo pradžios iki apreiškimo. Mes turime pasikliauti tai savo gyvenimu. Mes turim patikėti Dievo žodžiui savo gyvenimą. Ar jūs turite kažkokį geresnį, patikimesnį gyvenimo prižiūrėtoją, patarėją? Prisiminkite pakartotą įstatymo 6 skyrių. Izraelį. Čia ne apie Izraelio tautą kalba, tarp kitko. Sako, Izraelį, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdim. O paskui jisai sako, šitos žodžius, kuriuos tau šiandien skelbia, prisitvirtink juos prie savo kaktos. Užsirišk ant savo rankos. Ortodoksai žydai labai tiesiogiai tą dalyką priima, bet mes turime suprasti, ką tai reiškia. Mes neturime vaikščioti su odiniam dėžutėm ant kaktos prisikabinę, kad ta eilutė būtų
ant mūsų kaktos. Tatuiruoti irgi nepadės. Įsidėti jos į savo galvą, štai ką jinai reikalauja. Prisirišti prie savo rankų, kad mūsų darbas būtų paremtas Dievo žodžiu. Ir protas, ir veiksmai. Štai apie ką eina eilutės. Jis sako, guldamas ir keldamasis, mokyk šitos dalykus savo vaikus. Užsirašyk juos ant savo durų staktų, ant kiemo vartų. Sėdėdamas namuose, būdamas kelionėje, jisai bando įsivaizduoti visas situacijas, kurios tuo metu žmogui yra būdingos ir sako, jums visą laiką reikalingas Dievo žodis. Ne sekmadienį ir ne ryte perskaičius savo eilutes. Ir tą sakau savo, ir tą sakau jums. Mums reikia daugiau Dievo žodžio. Nes kai mes pasikliaujam kažkuo kitu, mes rizikuojame būti sugėdinti. Patikėkite jam savo gyvenimui, išaukštinkite raštą virš viso kito, virš visų kitų interesų, virš politinių interesų, virš psichologinių interesų, virš kultūrinių interesų. Prisiminkite, kad rašto iš tiesų pakanka. Jame rasite tiesioginius paliepimus. Bet ne tik, jums reikės išmokti ir principus. Jums reikės išmokti principus. Ką reiškia neužriškite jaučiui nasrų. Mes kas nors laikom jaučius? Ne. Bet ar tas žodis mums nebegalioja? Ne. Mes turime suprasti, ką tai reiškia ir išmokti jį naudotis. Ir šitas konkretus dalykas mums netgi rašte yra atsakytas. Visi, kas dirba, yra verti atlyginimo. Ir Paulius tą dalyką pritaiko pastoriams. Tie, kurie tarnauja žodžiu, jie yra verti atlyginimo. Dvigubo atlyginimo, nes jie prižiūri jūsų sielas. Jie jūs kreipia į raštą. Ir jeigu jūs turite klausimų, kreipkitės. Ir jeigu ne į pastorių, jeigu ne kiekvieną dieną, tai susiraskite žmonių, su kuriais galite skaityti Dievo žodį. Leiskite pastoriams pasiūlyti geras knygas. Kaip jie kreips jūs, jeigu jūs neinate? Kaip jie pasitarnaus, kaip jie atsakys už jūsų sielas, jeigu jūs neleisite? Tai yra gyvybė, tai yra gyvenimas. Raštas yra gyvas ir veiksmingas. Cituoju Hebrajams 4 skyrių. Jis yra aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Žinot, japoniški tie yra katanai, labai aštrus. Jie turi savo aštrumo skalę ir lapuką taip numetį, jisai skyla. Tai raštas yra aštresnis. Nes jisai prasiskverbia ne tik per mūsų kūną. Ir japoniškas katanas lengvai pereina per žmogaus kūną. Bet ką sako raštas, prasiskverbia ir iki kaulų smegenų. Jisai paliečia mūsų sielą. Jisai gali pakeisti mūsų gyvenimą. Jisai gali įkvėpti mūsų gyvenimą. Jisai yra žibintas tavo kojai ir šviesa tavo takui. 119 psalmė, 105 eilutė. Jisai yra žibintas tavo kojai ir šviesa tavo takui. Nevaikščiokite akli ir nevaikščiokite tamsoje. Pasikliaukite Dievo žodžiu. Ir jam tai būna garbė ir šlovė. Amen.